Gegužės 9-osios ketvirtadienio laidoje kraštiečiai jau balsuoja prezidento rinkimuose. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną apdovanoti 2 konkursų nugalėtojai. Gamtosauginių ugdymo įstaigų vaikai dovanojo šokį žemei. Antradienį prasidėjus išankstiniam balsavimui prezidento rinkimuose, nuo ankstaus ryto prie balsadėžių jau traukia pirmieji rinkėjai. Savo balsą lietuviai šį kartą atiduoda ir referendume. Jame sprendžiama, ar prireiks keisti konstituciją ir užsienyje gyvenantiems tautiečiams leisti išsaugoti savo pilietybę. Iki šio ketvirtadienio vakaro rinkėjai nuo 7 iki 20 valandos balsuoti galės visose 60 savivaldybių, nepriklausomai nuo to, kur yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Balsavimas iki rinkimų dienos prasidėjo antradienį, gegužės 7 dieną ir jau šiandieną 3 diena, kaip jisai tęsiasi. Rinkėjų tikrai sulaukėme daug ir jeigu taip lyginant su 2019 metais, kai vyko prezidento rinkimai, tai turbūt net negalėčiau pasakyti, kad dvigubai daugiau, bet turbūt tuoj sulauksim ir to didesnio skaičiaus, kad 1,5 karto daugiau netgi rinkėjų eina iš anksto balsuoti negu kad 2019 metais. Ir šiai dabar minutėj turime jau 1100 rinkėjų atėjusi pas mus į Kėdainių rajono savivaldybę ir iš 1100 galiu pasakyti, 150 yra iš kitų apygardų, iš kitų rajonų, o daugiau visi likusiai yra iš mūsų apygardos, kurią sudaro 52 apylinkės. Tai tikrai didelė mūsų apygarda yra. Šiaip kažkokių tai nusiskundimų ar ko tikrai neturime, žmonės ateina su nuotaika, išeina su nuotaika, kiti sako, čia mūsų šventė. Visokių atsiliepimų yra, bet šiaip tai kažko labai blogo ar ko tai tikrai nėra. Pagrindinis balsavimas prasideda sekmadienį. Ką žmonėms reikia žinoti? Galbūt kas negavo pakvietimų? Jau nuo tų pakvietimų galbūt negalėčiau pasakyti, kad turėtume atsisakyti, bet žmonės gauna pranešimą, ar ne, kad tokiom dienom bus rinkimai ir kad jie turi teisę ateiti balsuoti. Ne tik teisę, bet ir pareigą, ar ne? Ir jie, jeigu jo ir negavo, tai tikrai nereiškia, kad jie neturi teisės balsuoti. Jie tikrai gali ateiti, balsuoti ir pas mus, kai kurie gyventojai atėję balsuoti, atsineša tos pranešimus, kiti sako, mes neatsinešėm, neturim, tai tikrai jų nereikia, svarbiausiai, būtent rinkimų dienai, kad ir dabar, kol vyksta dar šiandieną rinkimai iki rinkimų dienos, tai turėti tik tai asmens dokumentą, kuriame būtų asmens kodas. Tai tinka ir asmens tapatybės kortelė, ir pasas, ir vairuotojo pažymėjimas, ir neįgaliojo pažymėjimas, kur yra asmens kodas, ten visi dokumentai mums tinka. Ar sekmadienį rinkimų dieną jau tik savo apylinkėse galime balsuoti? Sekmadienį balsavimas prasideda nuo 7 valandos ryto ir tęsiasi iki 20 valandos vakaro ir galima balsuoti nesvarbu kurioje apylinkėje ir netgi ne tik savo apygardoje, bet galima balsuoti ir kitoje apygardoje. Jeigu kėdainietis tuo metu bus Vilniuje, tai taip pat gali užeiti į bet kurią apylinkę ir tikrai turės galimybę balsuoti už savo kandidatą ir referendumo biuletenį. Tik tai galbūt truputėlį reikės palaukti, kol Vilniaus apylinkė susisieks su Kėdainių apylinkė, kurioje žmogus yra įrašytas ir gaus informaciją, kad jisai tikrai nėra balsavęs toje apylinkėje. Tai tas galbūt bus tokia sunkumas sudarytas, kad reikės kelias minutės palaukti. O daugiau tai tikrai gali balsuoti visoje Lietuvoje, kadangi tai yra ne regiono rinkimai, o visos Lietuvos rinkimai. Nuo rytojaus gyventojai galės balsuoti jau ir namuose. Kiti žmonės ir skambina, ir čia atėję prie mūsų, kai ateina balsuoti, kad pas juos galbūt neužėjo, ar pas jų tėvelius neužėjo, kad į namus, kad pranešti, kad ateisim balsuoti pas jūs, tai tada taip pat užsirašom duomenis ir pranešam tos apylinkės pirmininkės, gal tuo metu neįsileido. Visokių yra situacijų, negalim sakyti, kad vien tik tai, kad nariai neužėjo, rinkimų apylinkių nariai, bet galbūt ir žmonės buvo išvažiavę į ligoninę, ar kur ir tuo metu nerado. Komunikuojam, tariamės, kad kuo daugiau būtų rinkėjų, prabalsuotų ir kad sklandžiai viskas praeitų. O balsavimas namuose prasidės rytoj, gegužės 10 dieną ir baigsis gegužės 11 dieną. Renginyje skirtame spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai apdovanoti net 2 konkursų nugalėtojai.
diskutuota apie spaudos draudimo laikus Lietuvoje ir Kėdainių regione. Ir šiemet švenčiame 120 metų, kai yra atgauta lietuviška spauda. Muravjovo Koriko pavardę prisimena net ir tas žmogus, kuris nėra labai besidomintis istorija. Išgarsėjo savo žiaurumu malšinant 1863 metų sukilimą. Po šio sukilimo numalšinimo vienas jo nurodymų buvo uždrausti lietuvišką spaudą ir rašyti rusiškomis rašmenimis, tai vadinamąją graždanką. Ir ne tik tai elementoriai, bet ir maldaknygės turėjo būti rašomas rusiškomis rašmenimis. Bet žmonės priešinosi, lietuviška spauda buvo leidžiama užsienyje, kūrėsi draudžiamas organizacijos, kurios platino draudžiamą literatūrą. Iš pradžių ši kova buvo daugiau religinio pobūdžio, o vėliau įgavo tautinį pobūdį, kaip pasirodė laikraščiai Aušra ir Varpas ir Amerikos lietuvių spaudiniai. Iš viso per tuos metus draudimo buvo caro areštuoti daugiau negu 3000 žmonių. Tačiau vis viena literatūros daugėjo tos draudžiamos, kūrėsi vis daugiau tų organizacijų, kurios platinom, ir 1904 metais, gegužės 7 dieną, buvo šitas draudimas panaikintas. Taigi po 40 metų maža lietuvių tauta laimėjo prieš rusifikaciją. Taigi šiandien minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Šiandien klausysimės Kėdainių krašto muziejaus muziejininko Vaido Banio paskaitėlę apie spaudos draudimo laikus Kėdainių regione. Taip pat apdovanosime 2 konkursų laureatus. Tai vienas konkursas yra gražiausias lietuviškas Kėdainių įmonės pavadinimas, kuris jau organizuojamas 6 kartą. Ir kitas konkursas tai yra mokinių konkursas, kuris organizuojamas 1 kartą mano įmonė lietuviškai. Tai turėjo mokiniai ne tik tai pateikti savo galimai būsimos įmonės pavadinimą, bet ir reklaminį šūkį sugalvoti ir logotipą. Pasveikinti gražiausių lietuviškų Kėdainių įmonių pavadinimų konkurso nugalėtojai. Tai šiais metais gražiausias pavadinimas komisijos nuomonė yra Mažos kepyklėlės Dotnuvoje miltuotos rankos. Antroje vietoje Desertų sodas ir Balandis ant stogo. Šios įmonės surinko po vienodą balų skaičių ir abi yra antroje vietoje. Na, o 3 vietoje komisijos nuomonė yra įmonė Druskilė, tai yra druskų kambarys. Tačiau gyventojai balsuodami savivaldybės svetainėje nusprendė, kad Druskilė yra pats gražiausias pavadinimas. Pavadinimai buvo imti iš praeitais metais registruotų registrų centre pavadinimų. Iš viso buvo registruota 119 įmonių, bet vis dėlto labai daug yra ir angliškų pavadinimų, ir labai daug tokių dirbtinių pavadinimų, kurie nieko nesako. Tai ir kai mes konkursai atrinkinėjome tuos lietuviškus gražius pavadinimus, visgi turiu pasakyti, kad nebuvo jų labai daug, iš ko mes galėtume pasirinkti. Apdovanoti 1 kartą rengto mokinių konkurso Mano įmonė lietuviškai nugalėtojai. Nugalėtojai yra Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinys Vytautas Valikonis, sukūrė savo įmonės pavadinimo logotipą ir reklaminį šūkį. Jo būsima įmonė vadinasi Juodos rankos. Tai yra kalvė. Antroje vietoje Erikas Gargasas, Kėdainių profesinio rengimo centro mokinys, sukūręs įmonės Iešmainis reklamą. O 3 vietoje Miglės Kilijonaitės, Kėdainių ryto progimnazijos mokinės darbas, įmonės Parkuok reklaminis projektas. Aš tikrai buvau labai nustebusi, kad tokius įdomius pavadinimus sugalvojo. Pavyzdžiui, pavadinimas Parkuok. Tai čia atrodytų, kaip iš pradžių pagalvojai, kad parkuok, statyk mašiną, bet iš tikrųjų tai yra pramogų kažkokie užsiėmimai parke, kaip įveiklinti Kėdainių parką. Ir aš manau, kad čia reiktų labai dėkoti ir mokytojams. Man atrodo, jie padėjo ir sugalvoti tos pavadinimus. Ir aš manau, kad šitie mokiniai, kurie pateikė šitos projektus, tai tikrai, jeigu jie taps verslininkais, tai tikrai neduos savo įmoniai angliško pavadinimo. 1 vietą iškovojo būsimasis kalvis, jo įmonė gražiu lietuvišku pavadinimu
juodos rankos. Mane paskatino dalyvauti konkurse lietuvių kalbos mokytojas, sako, paimsiu, dalyvauk, gal kažką laimėsi, gal paimsi kokią vietą. Apie kokį įmonę svajoji ir apie ką pristatai? Kalvės įmonė man labai patinka, pagaminti kokį nors darbą labai gražų iš metalo, nes gali iš kokios rūdijančio metalo pagaminti kokį gražų dirbinį ir suteikti antrą gyvenimą metalui. Jau daug esi pagaminęs? Taip, labai daug. Pilna dėžė visokių gaminių. Gal kažkada kažkas ir nupirks. Tai kaip tavo įmonė vadinsis? Juodos rankos. Nes kalvio darbas yra labai juodas, turi būti pasiryžęs juodam darbui, jisai labai yra sunkus. Ir pats nupieši, sukūrė? Sukūriau viską. Ten per vieną programą Canva ten greitai sudėjau, ten labai lengva buvo, tik reikėjo pavadinimą, šūksnį ir logotipą sugalvoti. Atžalyno gimnazijos stadione susivieniję Kėdainių rajono gamtosauginės ugdymo įstaigos padovanojo žemei ir visai bendruomeniai baltą šokį, dėkingumo ženklą mūsų planetai. Aplinkosauginis švietimo fondas rengia nuo balandžio 22 iki gegužės 3, va šiandieną ta finalinė diena, rengia pasaulinės veiksmo dienas. Visame pasaulyje vyko tam tikros veiklos, edukacijos, projektą parašiau ir mano tikslas buvo, kad vienu veiksmu, vieną dieną, 1 valandą, sutarta vieta, susirinktumėme visi norintieji ir sušoktumėme tą šokį žemėj. Kodėl žemėj? Todėl, kad mes jai turime padėkoti. Nes mes gyvename joje, tai mūsų planeta. Labai džiugu, kad prisijungia Atžalyno gimnazija, Juozo Paukštelio progimnazija, Lopšelis darželis Puriena, tai čia jau gamtosauginės mokyklos. Ir prie mūsų prisijungia šokio klubas Altima. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų yra 5 nuostabus balti žiedai. O kodėl balti? Todėl, kad balta spalva tai yra švara, džiaugsmas, šiluma, šviesa. Mažuosius nuo mažens reikia mokyti paprastų, jiems suprantamų dalykų, tačiau jie labai svarbus, perauga į kur kas didesnius. Didžiausias dėmesys, ką mes visi darom, gamtosauginės mokyklos, kurios labai aktyvios yra, ir tai rūšiavimas, kad vienas iš pagrindinių dalykų - bioekonomika, tvarumas, saugumas, taupimas, ypatingai elektros, vandenio, tai tiesiog mylėti, skiepijame tos mažuosius, mes nuo mažų dienų, mažiems vaikams skiepijame meilę gamtai, norime, kad jie užaugę irgi ją savo vaikams perduotų tą meilę. Reikia priminti vaikams, jog žemė yra gyva, jog ji kvėpuoja kaip ir visos gyvos būtybės, jog ją reikia pasirūpinti. Ir mokytoja Nijolė Satkauskienė pažadėjo, kad kitais metais, tuo pačiu laiku, tik gal kitoje vietoje, prie projekto prisijungs daugiau Kėdainių rajono švietimo įstaigų ir tai taps gražia tradicija. Penktadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite Kėdainiai įtapkasuose, ko ne visi įvažiavimai perkasti ir remontuojami vienu metu. Restauruotas Adelės Dirsytės paminklas išrinko gražiausių lietuviškų pavadinimų įmonės. Patrepsinės varžytuvėse kėdainiečiai pelnė diplomus, sekmadienį prezidento rinkimai ir referendumas. Išankstinėme balsavime kėdainiečių aktyvumas buvo didelis. Rado nugaišusią neįtikėtino dydžio žuvį. Gali būti, kad tai vienas iš Kėdainių plaukiojančių paršų. Vilainiuose jungti fontanai, tvarkomas parkas Gėlynai. Rubrikoje Verslo pulsas jau skina pirmas braškes. Už kilogramą prašo 8 eurų. Maisto produktų krepšelis balandį brango. Kauno pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialas kviečia krašto verslininkus į atvirų durų dieną. Skiltyje ties riba. Per 2 dienas Kėdainių rajone rasti 3 negyvi vyrai. Kėdainiuose atvira ugnimi degė lengvasis automobilis.
Rubrikoje Mąstykime plačiau, pažinkime giliau, skaičių magija kelią į buhalteriją atvėrė nuo pat vaikystės. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Gegužės 10 dieną 17 val. Koncertas Senosios Europos tautų melodijos. Atlikėjai Renata Dubinskaitė balsas, Chris Rubens gitara balsas, Remis Rančys saksofonai, fleitos, melodionas perkusija. Programoje senoji ir liaudies muzika interpretuojama pasitelkiant skirtingų stilių jungtis. Bilieto kaina 7 eurai, senjorams ir mokiniams 5 eurai. Gegužės 11 dieną 14 val. Daugiakultūriame centre atidaroma tapytojų grupės Mėlynas menas paroda Meno horizontai. Atidarymo metu koncertuos Kauno rajono Domeikavos mišrus choras Versmė. Gegužės 12-ąją Kėdainių miesto parke šeimų linksmadienis. Nuo 14 val. Sportinės estafetės ir komandiniai žaidimai šeimai. Kėdainių vaikų koncertas. Nuo 15 val. Linksmoji Burbulų dėdės laboratorija. Nuo 16 labai teatralizuotas koncertas žaidimas Kai užaugsiu būsiu. Smagučiai, personažai vaikams, laikinos tatuiruotės, balionų lankstymas, kūrybinės ir edukacinės veiklos. Užsukite gegužės 12-ąją į Kėdainių miesto parką. Gegužės 13-15 dienomis Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju 14-29 metų jaunimui. Reikalinga registracija. Renginiai Kėdainių daugiakultūriame centre. Gegužės 18 dieną 16 val. Muzikinis spektaklis Esu Ieva, esu Magdalena pagal Ruseckaitės mažųjų novelių ir eilėraščių knygą Vienišųjų vyninė. Dalyvauja aktorė Daiva Škeleivaitė, pianistė Ina Vaičienė. Bilietus galima įsigyti internetu Bilietai LT. Gegužės 18 šeštadienį Tarptautinės muziejų dienos proga kviečiame Kėdainių krašto muziejuje ir padaliniuose Daugiakultūriame centre, Kėdainių krašto muziejaus kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje, Janinos Munkutės Marks muziejuje galerijoje lankytis nemokamai. Nuo 18 val. Kviečiame į Europos muziejų nakties renginį Janinos Munkutės Marks muziejuje. Čia vyks galerijos parodų lankymas, kūrybinės dirbtuvės, Šeiko šokio teatro šokio spektaklis, istorinė ekskursija Šachas Prūsijai, Luizė Mėmelyje. Taip pat Sauliaus Petreikio ir grupės programa Kur teka saulės. Renginio metu Janinos Munkutės Marks muziejaus galerijos parkelyje bus išskleista autistiškos mergaitės sukurta Mūsų visų pasaulio taikos ir laimės angelo vėliava, kuris skirta Ukrainos tautai palaikyti šiuo sunkiu laikotarpiu. Gegužės 22 dieną 17 val. Violetos Tapinienės knygos Sugrąžinto laiko blyksniai pristatymas, renginys nemokamas. Gegužės 23 dieną 17 val. 30 min. Kėdainių muzikos mokyklos mokinių grojančių tautiniais instrumentais koncertas Pavasario melodijos, renginys nemokamas. Noriu pasakyti tiek, kad dabar mano amžiaus man nebėra su ko kalbėtis telefonu. Gyvenimas yra duotas vieną kartą. Reikia jį išnaudoti gerai. Turi būti optimistas. Kad praeisi, laikytis, taip toliau kažkaip turi būti užgrūtas psichologiškai. Aš ir pažiūrėčiau, ką galva, palauk, reikia paskambinti tam Rokai. Pagošk, pasikalbam telefonu. Paskambinkit 8 800 820.
Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.